Sveiki, su jumis sveikinuosi aš Dovilė, TV laidos vedėja. Šiandien laidoje kalbame apie peticijas, kurių bendras parašų skaičius siekia beveik 70 000. Jomis siekiama, kad būtų griežtinamos bausmės už žiaurų elgesį su gyvūnais, ne simbolinės baudos, kurių dažnai net neįmanoma išsireikalauti iš baudėjų, bet reali atsakomybė – laisvės atėmimas. Šiandien laidoje peticijų griežtinti bausmes už žiaurų gyvūnų elgesį atstovės Salvija Naseckė Laura Silvanovičiūtė. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos gyvūnų gerovės skyriaus vedėja Gintarė Mockevičienė. Nepersniausiai nuskambėjo ir daugintojas veisėjas, kuris šuniukam su kitais veterinarais ir stygas balso buvo iškarpęs ir vėlgi baudos buvo skirtos juokingos. Konteineriuose išmestus gyvūnus ir užkastus gyvūnus, kuriuose tiesiog nespėjome. Ežeruose, upėse paskadintos maišeliuose, paliktus, uždusintus gyvūnėlius. Savininkai ar laikytojai, kurie yra atsakingi už tų gyvūnų gerovę ir visų sąlygų sudarimą, būtent jie turi tam tikrą požiūrį ir dažnai nebendradarbiauja, dažnai nenori keisti savo supratimo. Vaikus šviesti nuo pat mažens, kas yra gyvūnas, kaip jį reikia prižiūrėti, kad jį reikia mylėti, kad tai yra gyvastis tokia pati kaip ir mes. Salvija, pradėsiu nuo jūsų. Kokie veiksniai paskatino rašyti peticiją? Ar kažkokios tai asmeninės patirtys, ar pamatyti šokiruojantis vaizdai, ar kitos priežastys? Na, tai buvo visuma visų šitų veiksnių, kadangi gelbėjau gyvūnus tikrai daug metų, tikrai ir bendradarbiauju ir su prieglaudom ir tikrai jau senai tuom užsiemu. Ir tikrai labai daug baisių patirčių, iš baisių sąlygų daug yra išgelbėtų gyvūnų. Ta prasme, ir visų šitų matytų vaizdų, patirčių visuma ir paskatino šitam žingsniui, šitam peticijos rašymui ir taip toliau. Ir būtent 2020 metais mes nešėm peticijos parašus į Seimą, tai kaip ir nelabai padėjo, ten šiek tiek pakeitė įstatymą, bet pagriežtino taip, bet, kaip matom, rezultatai kaip ir nelabai tenkinantis. Jo, ir būtent šita peticija irgi lygiai taip pat labai, užjudino, ar ne, visuomenę, padidino susidomėjimą, nes buvo ir tarpe tarp anos peticijos ir šitos buvo irgi rašyta peticija, bet parašų jinai surinko gal 300 ir viskas tuom ir sustojo. Tai kadangi mūsų visuomenė yra tokia, kad reikia kažkokio stipraus įvykio, šiuo atveju gauso įvykio, tai visuomenė vėl sujudo ir pradėjo rašytis ir kaip žinia surinkę jau virš 65 000 parašų. Žodžiu, ir šitie veiksniai ir paskatino. Tai bendrai su kitos peticijos autorės parašais, tai yra apie 70 000 parašų. Ir jos komentarą beje irgi išgirsim, tik tai ji, kadangi negalėjo dalyvauti realiai, tai pakomentuos video komentare apie priežastis ir veiksnius, kodėl irgi paskatino rašyti šią peticiją. Sveiki, aš esu Laura, šiandien aš kalbėsiu už tuos, kurie kalbėti negali. Šiais metais pas mus stipriai padidėjo situacija su žiauraus elgesio su gyvūnais. Vien per balandį užfiksuota 213 atvejų, gegužę 110, kuomet praeitų metų per visus metus, tiksliau, buvo užfiksuota 171 atvejais. Be abejo, mes galime pasakyti tik apytikslius skaičius, bet mes jau matome, kad net nepraėjus visiems metam, kad šiais metais žiaurumo lygis pas mus užaugo. Ir tai reiškia, kad bausmės mūsų neveikia ir reikia kažką keisti. Aš norėčiau gyventi ir norėčiau apskritai žinoti, kad mano draugai, mano šeima auga šalyje, kur keturkojų gyvybė, tai nėra tiesiog į patį gyvūną, nėra žiūrima kaip į daiktą. Kad tai yra vis tiek gyvas organizmas, tai yra širdelė plakanti, tai yra meilės kupinas gyvūnėlis. Ir jisai yra kaip mažas vaikas. Medėja atsiranda tokiu atveju, kur iš tikro man rankos dreba, žiūrint tai, ką žmogus iš tikro gali padaryti. Ką siūlo mano peticija, tai pakeisti realias bausmes, nuo 1 iki 2 arba 3 metų didinti bausmę už žiaurų elgesį su gyvūnais. Taip pat aš norėčiau, kad atsirastų gyvūnų gerovės inspektoriai, kurie tikrintų tokius dalykus. Taip pat labai akcentuoju, kad norėčiau, kad atsirastų ir mokymo įstaigose, ugdyme programuose daugiau empatiją vystinančių užsiėmimų, pamokų, konkursų, kaip tarkim piešimo, kad vaikai nuo pat mažens augtų ir
užjaustų gyvūnėlį, kad norėtų jam padėti, kokia buvo aš, pavyzdžiui, nuo vaikystės. Ir aš negaliu suprasti, kad atsiranda vis daugiau vaikų, kurie gali nemylėti šuniuką, kačiuką ir nenorėti jo paglostyti. Taip pat aš noriu palyginti su kitom šalim. Jungtinė karalystė po reformų, Jungtinėje karalystėje po reformų sumažėjo iki 25% žiauraus elgesio su gyvūnais atvejų. Ispanijoje per 2 metus iki 20%. Kodėl tai svarbu, kodėl apskritai svarbu veikti dabar ir pasirašinėti tas peticijas, nes daug visuomenės dėmesio visų pirma yra dabar sutelkta į tai ir daug labai žmonių nori padėti, dėl to, kad labai daug žiaurių atvejų pas mus dabar Lietuvoje yra ir tai yra labai puikia galimybė kažką pakeisti čia ir dabar. Na, o taip pat kiekvieną dieną tai reiškia, kad kažkur kenčia gyvūnėlis, o mes galime tai pakeisti. Tai labai noriu jūsų paprašyti prisidėti prie šitos peticijos, skatinti kalbėti apie ją, pasakoti taip pat savo vaikams, kas yra gyvūnėlis ir kad tai yra iš tikrųjų mažas, tiesiog vaikutis keturkojis. Labai ačiū Jums už dėmesį ir tikiuosi, kad tokiu būdu mes tikrai daug ką pakeisime. Ir dar ką pastebėjom, kad iš tikrųjų paruošta spaudos konferencija, ar ne, sukėlė labai didelį šurmulį tiek iš politikos atstovų, ar ne? Taip. Galbūt gali trumpai pakomentuoti, kad gavot irgi grįžtamąjį ryšį. Taip gavau, kaip tik šiandieną važiuojant, man paskambino Seimo narė, peticijų komisijos narė, ar ne? Ir jinai man paskatino atsiųsti jiems tą peticiją, dar mes aptarėm, kaip ją būtų galima patobulinti, ar ne? Ir susitarėm, kad jau kitą savaitę išsiųsim patobulintą peticiją į Seimą svarstymui komisijai peticijų. Tai tokia gera žinia. Labai džiugu, kad išgirstama visuomenės nuomonė ir ne, reaguojama. O vertinant jūsų peticiją, kodėl pasirinkote konkrečiai reikalauti 2 metų laisvės atėmimo gyvūnų skriaudėjams ir 6 000 eurų baudos? Čia buvo tiesiog pirminės peticijos 2020 metų, tos pirmos. Tiesiog viskas buvo padvigubinta. Žinot, mes kadangi visuomenininkės, žodžiu, tai nebuvo to konkretaus nagrinėto, ar ne, įstatymų, kaip pasakyti, tų bausmių, ar ne, aspektai. Paprasčiausiai mes padvigubinom. Paprastai, žmogiškai, iš meilės gyvūnam padvigubinom. Tai taip mes ir sulaukėm ir nuomonių visokių, ar ne, iš kurių mes dabar dėliosim. Mes dar tobulinsim šitą peticiją ir kaip ir minėjau, dar kartą pasikartosiu, mes viską sudėsim, nes tikrai gavau ir daug skambučių, daug nuomonių, pagristų ir nepagristų ir mes visą šitą visumą bendrinsim, rašysim ir teiksim į Seimą, ministerijom, lygiai taip pat viešinsim, žodžiu. Tai čia labai, kaip pasakyti, šita peticija tikrai davė labai daug naudos, tos pirminės. O apskritai, kas turėtų jūsų nuomonė keistis, kad išvengtume tokių situacijų, tokių žiaurių istorijų, ar ne? Ar turite planų dėl kitų iniciatyvų, švietimo, edukacijos mokyklose, nes viskas galų gale prasideda nuo vaikystės, ar ne? Taip, tai mes ruošiame projektą mokykloms dėl, kaip pasakyti, švietimo gyvūnų gerovės klausimais, ar ne? Pavyzdžiui, mūsų nuomonė turėtų vaikai turėti pamoką, nesakom, kad į savaitę ten kartą privaloma, bet tiesiog bent į mėnesį kartą vaikus šviesti nuo pat mažens, kas yra gyvūnas, kaip jį reikia prižiūrėti, kad jį reikia mylėti, kad tai yra gyvastis tokia pati kaip ir mes ir žodžiu, kad tiek pat verta, kiek ir mes. Plus atsakomybė ugdosi, ar ne? Vaikam, pavyzdžiui, ten su gyvūnėliais, kas liečia, ugdos ir atsakomybė, ir meilė, ir dėmesys, ar ne? Tai šitus dalykus aš skaitau, reikia tikrai įdiegti į švietimą, ar ne? Į švietimo. Tai mes įruošiam programėlę, dar aišku, viską mes derinam ir su ministerija derinsim ir su, žodžiu. Tai dar ruošiam, viskas dar įgoja, viską pristatysim. Dar kas, reikėtų, manau, įgalinti, gal ne tik, kad įgalinti, o, kaip pasakyti, pridėti funkciją, aš nežinau, kaip savivaldybėms dėl gyvūnų sterilizacijos. Nes šiaip šita problema yra didesnė kaimuose, mažesniuose miesteliuose, ne didmiesčiuose. Tai kad būtų, tarkim, ar net ten senyvo amžiaus žmonės, gal nepasiturintys, jie myli tos gyvūnus, bet jie tiesiog neturi galimybės nuvežti, sterilizuoti, neturi galimybės, gal ir finansinių galimybių. Tai šitus dalykus turėtų padėti savivaldybė, aš manau. Ir taip pat
manau, kad reikėtų įgalinti ir finansuoti visas gyvūnų prieglaudas, lygiai taip pat palaikyti vat šitą projektą, tą ir sterilizacijų, ir lygiai taip pat, vat, pavyzdžiui, kaip atima gyvūną ar ne, jau skriaustą gyvūną iš žmonių ar ne, ir kad patikrinti, ar jie neturi daugiau gyvūnų pasimti, tai aš manau, kad reikėtų įgalinti šitą reikalą atlikti prieglaudas. Nes tokie VMBT, jie turi tikrai daugiau darbo, ne tik šitais klausimais, jie taip pat ir policija lygiai, taip pat jie turi daugiau darbo. Tai vat būtent kaip vat yra vienos prieglaudos savininkė minėjusi, kad reikia gyvūnų policijos, tai aš manau, kad ta gyvūnų policija ir galėtų būti prieglaudos atstovai, ar ne? Bet aš manau, kad reikia finansuoti. Savivaldybė, valstybė privalo finansuoti visas prieglaudas be išimties. Ačiū, Salvija. Kol kas, Gintarė, noriu jūsų paklausti, kiek vidutiniškai gaunate pranešimų apie žiaurų elgesį su gyvūnais per metus ir kiek iš jų vidutiniškai pasitvirtina? Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per ketvirtį maždaug gauna apie 300. Tai per metus sudėjus gautųsi arti 1000 tų pranešimų dėl gyvūnų gerovės ir sveikatingumo. Dalis jų pasitvirtina ir tai yra maždaug galbūt trečdalis tų pranešimų dėl gyvūnų gerovės, sveikatingumo ir taip pat tarp jų eina ir žiaurus elgesys su gyvūnais. O pakomentuokite plačiau, kokie tai atvejai, su kuo tenka susidurti? Tai atvejai yra iš tiesų labai įvairūs, kadangi VMBT kontroliuoja ir pavienius, ir veiklos vykdytojus. Tai atvejai yra susiję ir su ūkiniais gyvūnais, arkliais, karvėm, veršeliais ir panašiai. Taip pat yra susiję ir su gyvūnais augintiniais, šunys, katės. Ir turbūt, kad vienas iš dalykų, kokie atvejai būna, tų atvejų yra labai įvairių ir mes matom daug nepriežiūros atvejų. Ten kaip yra netinkamai laikomi, neprimaitinami, nešeriami, mušami, skriaudžiami, ribojama laisvė, galbūt naudojamas netinkamos priemonės, galbūt nesaugi aplinka visiškai ir panašiai. Ir su kuo dar mes susidurėm, kas irgi yra labai sudėtinga, kad kartais tiesiog tie savininkai ar laikytojai, kurie yra atsakingi už tų gyvūnų gerovę ir visų sąlygų sudarimą, būtent jie turi tam tikrą požiūrį ir dažnai nebendradarbiauja, dažnai nenori keisti savo supratimo, kaip turėtų būti gyvūnas laikomas, kaip jam turėtų būti užtikrinamos sąlygos ir panašiai. Na, paskutiniu metu susidūrėm visai nemažai su tokiais pavieniais atvejais, kuomet savininkai ir laikytojai tiesiog veda asocialų gyvenimo būdą, jeigu galima tai sakyti, jie patys gyvena nesusitvarkę ir jų, pavyzdžiui, gyvenamoje aplinkoje galima rasti labai daug tokių šiukšlių, buitinių, ten atliekų, šukių, atsikišusių dalykų, kas yra visiškai nesaugi aplinka ir nemaloni nei gyvūnui, nei žmogui. Nes žmogus, taip gyvendamas, dar ir čia gyvūnams duoda gyventi. Tai tokių atvejų paskutiniu metu mes matome turbūt daugiau. O kas traktuojama apskritai kaip žiaurus elgesys su gyvūnu? Jūs jau paminėjot nemažai pavyzdžių, ar ne, kad kaip, pavyzdžiui, nesaugi aplinka, ar ne, tiesiog būti gyvūnui, nes jis gali susižeisti. O kaip dar įvardyjamas tas elgesys žiaurus, būtent kada gali jau gauti bausmę, ar ne? Tai konkretus atvejai, jų yra gal 22, išvardinti yra gyvūnų gerovės apsaugos įstatyme, 4 straipsnį. Tai į jį įeina ir sąmoningas gyvūnų padarimas be šeimininkais, be priežiūrais, zoofiliniai veiksmai, draudžiamos veterinarinės procedūros, negirdimas, neužtikrinamas maitinimas ir girdimas. Taip pat man atrodo, pagrindinius tokius
išvardinau. Tai nėra tiesiog ne tik gyvūno sumušimas ar ne, ar jo žalojimas, bet kaip įvardinot ir kitas priežastis, už kurias gali gauti bausmę. Bet tuomet mastas tikriausiai realiai vertinant yra kur kas didesnis negu kad užfiksuojama, kad ir 1000 pranešimų per metus potencialių. Bet labai daug kas net neseka, kaip ten tie gyvūnai girdomi, kaip šeriami, ar jiems suteikiama priežiūra, gal jis serga, bet savininkai augintinių leidžia jiem tiesiog nugaišti ir nesuteikia reikiamos pagalbos. Kokie seka veiksmai jūsų toliau po to, kai gaunate pranešimą, ar ne? Pavyzdžiui, nuo to skambučio, kad paskambina ir sako, turiu įtarimą, kad mano kaimynai neprižiūri savo augintinio. Jis ten loja paliktas vienas, gal ten savaitę išvykę atostogauti, kaip pavyzdį, ar nesakau. Kokie jūsų veiksmai tolimesni? Tai jeigu mes gaunam skambutį, ar gaunam pranešimą elektroniniu paštu kaip skundą, ar gaunam užpildytą anketą dėl gyvūnų gerovės sveikatingumo pažeidimų, tai mes tą pranešimą, skundą, informaciją užfiksuojam, įvertinam ir tada atsižvelgiant į jo riziką ir į jo pobūdį, arba tyriam toliau, perdodam priežiūrai, kad jau reaguotų ir vyktų į vietą pagal galimybės, arba pavyzdžiui, jeigu tai yra, tarkim, ne mūsų kompetencija, mes perdodam kitom institucijom. O ar prisimenat kažkokį tai atvejį, ar dalinosi kolegos užfiksavę, kad tikrai sukrėtė? Koks pavyzdys? Yra tų sukrečiančių atvejų tikrai nemažai. Yra pačiai, kiek teko matyti šunų, kurie yra pririšti per trumpom ir sunkiom grandinėm, kurie neturi adekvačios pastogės nuo nepalankių oro sąlygų, kurie arba, pavyzdžiui, grindys išpūvusios ir išlaužytos būdoj, arba kurie yra negydyti, tarkim, turi įsisenėjusias ligas, nes veterinarinės priežiūros nesuteikimas irgi yra vienas iš žiauraus elgesio atvejų. Ir tikrai, nežinau, bet tų tokių atvejų būna labai įvairių ir iš tikrųjų tiek išliesėję gyvūnai, tiek labai pavojingose sąlygose laikomi gyvūnai, tiek negydomi gyvūnai, tiek negirdomi, pavyzdžiui, kur ten niekada neturi prieigos prie šviežio vandens, o yra laikomi nelaisvai. Tai visi tie atvejai, kur kenčia gyva būtybė, jie visi yra jautrus ir įsimintini. Dabar manau, kad dar vieną svarbu pabrėžti akcentą, ką klausau ar ne iš mūsų laidos svečių komentarų. Paminėjot ir gydymą gyvūnams. Tai labai didelė problema, ypač mažų miestelių gyventojams, kurie net neuždirba pakankamai lėšų, gal tik tai turi tą savo ūkį, ar ne, socialiai remtini asmenys, jie tikriausiai neturi lėšų kreiptis į tas veterinarijos įstaigas ir sumokėti už gyvūno gydymą, nes jo gydymas dabar kainuoja tikrai gana brangiai. Tai čia tikriausiai irgi reikėtų kelti šitą klausimą ir politikams, ir savivaldybėms, kad asmenys, kurie augina gyvūnus, turėtų turėti galimybę gauti kažkokį tai kompensavimą gyvūno gydymui, ar ne? Taip, būtinai. Tai už tai ir sakau, kad reikėtų valstybės finansavimo prieglaudoms. Todėl, kad prieglaudos dirba būtent šitų klausimų, būtent beglobių gyvūnų klausimų. Tai aš manau, kad jos galėtų būti tiesioginis, kaip pasakyti, taškas ar ne, bet žmonėm, kurie neturi galimybės pagydyti ar sterilizuoti, kad jie turėtų kur pirmiausia kreiptis, tai būtų pirma institucija, o paskiau jau valstybės finansavimas įvertinus, ar čia tikrai reikia, nes bus tikrai ir piknaudžiaujančių tuo. Tai aš manau, kad reikėtų įgalinti prieglaudas būtent šitais klausimais. Tai tos sterilizacijos, gydymas ar ne gyvūnų, kur žmonės neišgali, nes kaip ir minėjau, tikrai yra begalė žmonių geros širdies, kurie labai myli savo gyvūnus, paprasčiausiai, jie neturi galimybės ar ne finansinės.
Aš jeigu galima, čia galėčiau šiek tiek papildyti iš tokios kitos pusės. Žodžiu, šiaip gyvūno laikymas ar ūkinio ar augintinio yra labai, didelė atsakomybė. Ir iš tikrųjų turėtų ateiti laikas, kad, tą įsisąmonintų žmonės, kurie nori laikyti tos gyvūnus. Jeigu nori laikyti gyvūną, tu kaip ir turėtum turėti galimybės jo pasirūpinti, finansinės, laiko, dėmesio ir panašiai. Nes jeigu kalbėsime apie ūkinius yra vieni poreikiai, apie augintinius yra kiti poreikiai, bet šitus dalykus vienareikšmiškai prieš įsigijant tikrai labai dera įvertinti. Ir tas finansavimas ne visada gali būti išeitis, nes valstybė iš savo biudžeto ir taip patiria labai įvairių tokių, kaip pasakyti, tie finansai visada plaukia, be priežiūriai, be šeimininkai, gyvūnai, kastravimas, pakausterizuok, paleisk programos. Šiaip iš tikrųjų, kai kurios savivaldybės yra per paskutinius metus, 24-25, yra išleidusios porą tvarkos aprašų. Čia yra Klaipėdos rajono savivaldybė ir, jeigu neklystu, Šiaulių rajono savivaldybė. Jie yra išleidę tokius tvarkos aprašus, pagal kuriuos gali savo savivaldybės gyventojams, kurie, pavyzdžiui, turi įrodymą, kad jie yra su negale arba ten, tarkim, neturi tų minimalių pajamų šeimai, tai jiems gali kompensuoti už kastravimą, už sterilizaciją, už gydymą ir panašiai. Tai šitoj vietoj savivaldybės šiek tiek pagal savo galimybės gali nusimatyti tokius dalykus. Ir mes, kai darėm susitikimą 24 metų gruodžio mėnesį su visom savivaldybėm, gyvūnų globėjais ir panašiai, ir mes jų prašėm, kad jie savo biudžetą, kai dėliojasi, kad jie numatytų normalias, adekvačias sumas savo funkcijoms vykdyti, nes tai irgi yra ir be šeimininkių, be priežiūrių gyvūnų globa, ir kastravimo programos, ir kontrolė ženklinimo ir panašiai. Bet jeigu mes kalbam apie veterinarinę priežiūrą, tai veterinarinė priežiūra yra tikrai kainuoja. Ir tikrai daug atvejų mes matom, kai tiesiog savininkai nenori mokėti pinigų už tą gyvūnų gydymą. Tai vienareikšmiškai tai neturėtų būti priežastis, dėl ko gyvūnas turėtų kentėti. O Gintare, kas dar jūsų nuomonė turėtų keistis, kad mažėtų arba iš vis išvengtume žiauraus elgesio su jais? Tai iš tikrųjų, kadangi žiaurus elgesys su gyvūnais arba gyvūno nepriežiūra yra labai kompleksinė problema, tai kažkokio tais vieno konkretaus atsakymo šiuo atveju aš negalėčiau įvardinti. Jei mes kuo praktikoje susiduriam, tai yra ir, kaip minėjau, pavyzdžiui, žmonės, kurie veda neteisingą, netvarkingą socialų gyvenimo būdą. Tai vėlgi kyla iš kur? Iš ekonominių priežasčių. Tai yra žmonės neturi finansų ir yra pripratę tokiam sąlygom gyventi ir jiem atrodo, kad normalu yra. Ir gyvūnus tokiam sąlygom auginti, nesvarbu, kad nėra lėšų, nėra galimybių, nėra nieko, nėra vietos saugios, bet vis tiek jie yra tie gyvūnai. Tada taip pat yra psichologiniai aspektai. Žmonės, kurie linkę elgtis žiauriai su kitais gyvūnais ar su asmenimis, akivaizdu, kad gali turėti kažkokių sveikatos sutrikimų, kurie veda į tokį elgesį. Ir tiesiog yra daug tų sudedamųjų dalių. Švietimas šitoj vietoj tikrai, sakyčiau, kad gali būti, ir edukacija yra visapusiškai visada labai naudinga. Ir žinau, kad švietimo, sporto ir mokslo ministerija yra į savo programas įtraukę gyvūnų gerovės temų ir jas iš tikrųjų kažkiek ištransliuoja moksleiviams.
Ar tai yra efektyvu, nežinau. Teko pačiai važinėti į kelias mokyklas Vilniaus rajone ir pasakoti apie gyvūnų gerovę vaikam. Ir tai iš tikrųjų susidomėjimas buvo ir net ir tie pedagogai, kurie būna, tose mokyklose dirba, jie tikrai laukia tų asmenų, kurie norėtų ateiti papildomai papasakoti apie gyvūnų gerovę. Tai šitoj vietoj aš manau, kad yra tikrai labai niša gera edukuoti asmenis nuo jaunumės, bet aišku yra ir dabartinių suaugusių žmonių sąmoningumas ir kaip jie supranta savo atsakomybės. Šalia manęs gyvūnų globos organizacijos Lesė atstovas Mantas Kanapeckas. Sveiki. Sveiki. Tai aplinkui mūsų yra labai daug gyvūnėlių, katyčių ar ne, bet girdim ir šuniukus lojančius. Labai daug rūpesčio jaučiu šitoje organizacijoje ir mielus gyvūnus matau, bet esam čia dėl svarbios temos pakalbinti apie jūsų praktiką, realią patirtį. Su kiek maždaug žiauraus elgesio su gyvūnais atvejų susiduriat per metus vidutiniškai per savaitę? Vidutiniškai labai sunku yra pasakyti tikslų skaičių, nes vėlgi tai truputėlį sviruoja, sakykime, priklauso, kas žmonės skaito žiaurus elgesys. Tai, sakykime, mes žiaurų elgesį skaitome jau vien tik gyvūno palikimas lauke, kurios mes randam be šeimininkius gyvūnus. Tai jeigu iš šitos prizmės, tai tikrai šimtais randame. Jeigu kalbame apie rimtus tyčinius sužalojimus, tai jau tada metuose būna skaičius, sakykime, iki kokių 10. Kokie atvejai jums yra labiausiai įsiminę? Vieną paminėjot, jau pradėjot pasakoti istoriją apie katytę, jeigu galit, papasakokit plačiau, kuri vaikšto dabar aplink mus ir gal dar kažkoks įvykis yra labai įsiminęs? Įvykių daug. Kiekviena diena atneša vis įvairesnių įvykių ir jeigu kalbam apie mūsų katytę, kur čia vaikšto mūsų Murzius, tai Murzius vienas iš tų kačiukų, kuris gyveno kaime, turėjo šeimininkę, močiutę, bet kadangi kaimynams nepatiko, vėlgi jisai lauke vaikščiojo, kaimynam nepatiko, jie, kad išvaryti iš kiemo, kiekvieną kartą šaudė šratais. Tai jau kai atvyko jisai pas mus į prieglaudą, atlikome rentgeną, pamatėme, kad buvo 6 šratai, kuriuos reikėjo iš šio organizmo išoperuoti. Tai čia vienas iš pavyzdžių. Kitos katytės pas mus vaikšto ir Halkas. Halkas su kastinėmis žaizdomis atvyko, buvo užpultas, šeimininkus ko gero turėjo, bet šeimininkai išleisdavo į lauką, teko irgi operuoti, plastinės operacijas atlikti. Už mūsų čia sėdi Preslis. Preslis buvo nutrenktas mašinos, ar tyčia ar netyčia nežinom, bet atneštas tiesiog parduotuvės maišelyje, kaip mirštantis gyvūnėlis. Ir sakykime, jeigu gerai, kad jam pasisekė, bet daug gyvūnų tiesiog neužtenka laiko, kad atkeliauti iki prieglaudos ir suteikti pagalbą, tai ne visiems pasiseka taip kaip Presliui. Bet dažniau kreipiasi tiesiog žmonės informuodami, kad skriaudžiamas gyvūnas ar patys šeimininkai atveža, kokių tų situacijų būna? Kad atvežtų šeimininkai tyčia sužalotą savo gyvūną, čia tikrai yra retenybė. Dažniausiai kreipiasi žmonės, kuriem rūpi tai gyvūnai, tačiau jie negali fiziškai priglausti to gyvūno arba jie pamato konkretų atvejį apie gyvūno sužalojimą ir praneša mums ir mes suteikime pagalbą. Dabar apie pačią problemą. Matėt peticiją ir nelabai daug pasirašančių. Kokia jūsų nuomonė apie tai ir kokios apskritai trūksta pagalbos iš visuomenės, iš Seimo narių? Kokios pagalbos reikia? Tai visų pirma, labai sutinkam su viskuo, ką darote, visos organizacijos vardu. Vėlgi, turime tvarką, bet tvarka truputėlį dar nėra tokia efektyvi, kaip sakykime, mes norėtume. Tai visų pirma, kaip ir jau prieš tai kalbėjau, smagu būtų įtvirtinti jau esamą tvarką. Jeigu kalbame apie, kai vienas iš pavyzdžių būtų gyvūnų ženklinimas, jau keletą metų jis yra įtvirtintas Lietuvoje, žmonės privalo gyvūnus suženklinti, tačiau kaip prieglauda oficialiai galim sakyti, kad žmonės nepaiso šio įstatymo, gyvūnai vis tiek atvyksta neženklinti, nors ir turi šeimininkus. Tad tvarkos labai reikėtų įtvirtinimo. Na, aišku, kalbame apie naujus įstatymus. Gyvūnų yra labai daug, žmonės gyvūnus daugina, žmonės gyvūnus veisia. Šiuo metu Lietuvoje yra legalu dauginti, tačiau terminas veisti mišrūnus gyvūnus tai yra legalu. Mes kaip gyvūnų globos organizacija norėtume, kad tai būtų uždrausta, kad visų tų mišrūnų gyvūnų veisėjų licencijos būtų likviduotos
ir galbūt vieną dieną pasiektume privalomą mišrūnų gyvūnų kastraciją, kas dar labiau, kaip sakytume, sumažintų beglobių gyvūnų skaičių. Tokiu būdu, kai mažiau beglobių gyvūnai taptų dar labiau vertinami, nes jų tiesiog visur nebūtų. Nebūtų sukelta socialinėse tinkluose, prieglaudose jų milijonai, tūkstančiai nebūtų, pa žmonės kiemuose jų daug nebūtų, gyvūnai būtų vertinami. Na ir kaip jūsų peticijai parašyta, sugriežtinti įstatymai, kas yra tikrai labai svarbu, tiek finansinės baudos, tiek asmens teisių apribojimai, nes kol mūsų tie įstatymai ir baudos sieks lygiai tiek pat arba mažiau, kiek žmogus nueina papietaudamas kavinę išleidžia, tai tol mes kaip valstybė nepajudėsime į priekį. Tikriausiai dažnai susidurėte su tokiais atvejais, kai pamačius gyvūną, ar ne, tenka nustebti, kiek ir iš kur žmogus gali turėti tiek agresijos, ar ne, būtent išlieti ant gyvūno. Kaip gražiai man to priimti dėmesio. Šuniukų daug, sakykime, atvejų irgi tikrai daug. Dabar vienas iš Lietuvoje įvykių buvo, kuris ne mūsų organizacijų, bet sukrėtė vėlgi visą Lietuvą, tai buvo šuniuko Gauso likimas. Tikrai mes irgi sekėme istoriją, dabar jam viskas kaip ir gerai. Ne per seniausiai nuskambėjo ir daugintojas veisėjas, kuris šuniukam su kitais veterinarais ir stygas balso buvo iškarpęs. Ir vėlgi baudos buvo skirtos juokingos. O mūsų organizacija irgi be abejo tų gyvūnų istorijų daug, ne visos yra taip viešai paskelbiamos, nes tikrai ne viskam užtenka laiko, bet tikrai dažnai surandame ir konteineriuose išmestus gyvūnus, ir užkastus gyvūnus, kuriuos tiesiog nespėjame, ežeruose, upėse paskadintos maišeliuose, paliktus, uždusintus gyvūnėlius. Ir žinoma, kaip ir kalbu, suvažinėti, tyčia su mašina pravežti gyvūnai, tai tikrai visokių tokių istorijų teko ir mums patiems savo akimis patirti. Šiuo metu gyvūnų pasisiraudas? Kadangi turime 2 padalinius ir Vilniuje, ir Kaune, tai šiuo metu drąsiai būtų galima sakyti, kad bendrai keturkojų skaičius, kačių, šunų ir egzotinių gyvūnų tikrai ko gero viršija 200. Iki kada galima peticiją pasirašyti ir kodėl tai reikėtų padaryti? Pakviesti visuomenę, dar atkreipti dėmesį, nes peticija surinkusi labai daug parašų, ar ne, bet tikrai yra tokių, kurie dar apie tai nežinojo, nematė, nepasirašė. Tai kviečiu visus pasirašyti peticiją, kovojant dėl gyvūnų teisių, gyvūnų gerovės, gyvūnų ateities, kad daugiau nebūtų skriaudžiamų gyvūnų, kad jie būtų mylimi, prižiūrimi ir kad būtų kuo mažiau beglobių. Peticiją galima pasirašyti iki 10 mėnesio 16 dienos, tačiau skatinu kuo greičiau tą padaryti, nes jau mes kaip ir bendradarbiaujam su Seimo narėm tam tikrom ir jau skubinsim šitą visą peticijos atidavimą. Tai norim surinkti kuo daugiau parašų, kad jau atiduot ją pilnai paruoštą. Ir kad būtų išgirstas visuomenės balsas. Taip. Tai ačiū Jums labai už komentarus ir kviečiam pasirašyti peticiją ir palaikyti gyvūnų gerovę.